Trečioji knyga radijo lentynoje Elizabeth Gilbert Valgyk, melskis, mylėk. Vertė Antanina Banelytė. Leidykla Vaga pirmą kartą šią knygą išleido 2007-aisiais, o dabar leidimas kartojamas. Knygos paantraštė byloja moters ieškojimai Italijoje, Indijoje ir Indonezijoje. Taigi 3 šalys visos prasidedančios angliškuoju aš, I. Į šias šalis keliaujama skirtingais tikslais. Knyga sudėta irgi iš 3 dalių. Pirmoji Italija, arba papasako, ką valgiai, arba 36 pasakojimai apie malonumus. Antroji Indija, arba malonu susipažinti, arba 36 pasakojimai apie atsidavimą. Trečioji Indonezija, arba net po apatinėmis kelnėmis jaučiuosi kitaip, arba 36 pasakojimai apie pusiausvyros atgavimą. Taigi 36 plus 36 plus 36 lygų 108. Tiek karoliukų turi indišką džapamala. Na, o 109 karoliukas yra knygos įvadas, kuriame autorė aiškina, kasgi čia per knyga ir kas ta džapalama. Cituoju. Daugybę amžių jos Indijoje naudojamos kaip pagalbinė induistų ir budistų priemonė, skirta meldžiantis ir medituojant susikaupti. Tradicinė džapalama sudaryta iš 108 karoliukų. Ezoteriniuose rytų filosofijos mokymuose skaičius 108 laikomas ypatingu, nes jis simbolizuoja tobulą vienaženklio skaičiaus 3 dauginimą iš 3. Skaičius 3 reiškia idealią pusiausvyrą. Kiekvienas, kuris mąstė apie šventąją trejybę ar matė paprasčiausią trikoją baro kėdę, gali tai patvirtinti. Kadangi ši knyga yra apie mano pastangas atgauti pusiausvyrą, nusprendžiau sudaryti ją tarsi džapamalą iš 108 pasakojimų. Džapamala turi vieną ypatingo papildomą 109 karoliuką, kuris atrodo tarsi pakabutis ir yra pritvirtintas atskirai nuo kitų 108 karoliukų vėrinio. Anksčiau maniau, kad 109 karoliukas yra skirtas ypatingam atvejui, tarsi papildoma prašmatnaus megztinio saga arba jauniausias karališkos šeimos narys. Tačiau paaiškėjo, kad jis daug svarbesnis. Kai melsdamiesi pirštais apčiuopėte šį karoliuką, reiškia, kad reikia liautis grimzdus į apmąstymus ir padėkoti savo mokytojams. Citatos pabaiga. Beje, jei dar nepasiklydote skaičiuose, paminėsiu dar vieną. Autorė šią knygą parašė būdama 36. Ši knyga tai nuoširdus ir atviras pasakojimas apie tai, apie ką ne vienas mūsų mąstome ir norime padaryti, bet nesiryžtame radikaliai pakeisti savo gyvenimo. Taigi autorė iškeliauja ieškoti savęs, o savo išeities poziciją apibūdina taip. Buvau sulaukusi 40 vidurio, turėjau darbą, man nepavyko santuokinis gyvenimas, išgyvenau skausmingas ir regis niekaip nesibaigiančias skyrybas, po kurių iškart sekė aistringas meilės nuotykis, kainavęs man didelį dvasinį skausmą. Po tokių didelių nesėkmių labai nusiminiau, tapau nervinga ir jaučiausi taip, tarsi būčiau 7000 metų amžiaus. 3 metus iki kelionės rašytoją kamavo nusivylimas ir depresija. Nors Elizabeth Gilbert atrado pusiausvyrą ir ramybę, tačiau tikina mažiausiai norinti, kad jos knyga taptų nurodymų visiems mesti savo vyrus ir važiuoti į Indiją ieškoti Dievo, cituoju. Mano kelias vargiai būtų universalių nurodymų. Tai mano kelias ir jis padėjo man sustiguoti savo gyvenimą. Viską aukštyn kojomis apverčiančios kelionės gali būti įvairių formų ir dažnai įvyksta žmonėms nie kojos iš namų neiškėlus. Dieviškumas pasiekiamas visur ir visais laikais. Žmonės randa savo kelią pas Dievą per karus, transporto kamščiuose ir mažose kalėjimo kamerose. Pirmas klausimas, nuo kurio galite pradėti, kur galiu rasti tylos ir ramybės kampą. Todėl, kad čia viskas prasideda ir baigėsi. Dievas gimsta šiuose tyliuose kertelėse. Citatos pabaiga. Beje, visus metus Elizabeth Gilbert keliavo viena. Tūlas pasakytų, kad moteriai keliauti vienai nėra saugu. Rašytoja tikina, kad jos patirtis rodo, jog toks keliavimas turi daugiau privalumų nei trūkumų. Didžiausia nauda – žmonės tavimi labiau pasitiki. Barjerai įveikiami greičiau, kai žmonės pamato draugiškos moters veidą, nei kokio mačio veidą. Jie žino, kad aš jų nenuskriausiu. Jie leidžia man palaikyti savo kūdikius, aprodo sodus, maitina pietumis, tikina Elizabeth Gilbert. Jie žinoma pasisekė ir dėl to, kad už šią knygą ji gavo avansą, už kurį ir galėjo keliauti. O avansą gavo todėl, kad tai jau 4. knyga ir leidėjas jie tikėjo ir pasitikėjo. Pasitikėjo matyti ne veltui, nes knyga buvo populiari, o kitąmet ekranus išvys ir pagal ją pastatytas filmas, kur pagrindinį vaidmenį vaidins Julia Roberts. Taigi Elizabeth Gilbert Valgyk, melskis, mylėk. Šią knygą išleido leidykla Vaga.